Kaip manote, ar jūsų šeimininis albumas ras savo klausytoją, ar pataikėte į poreikius? Nu ką žinau, nelabai stengiamės įtikti klausytojui šitam. Bandom visų pirma išlikti savo. Kodėl tu turi mikrofoną? Žinau, girdėsi, žiūrėk, aš čia atėjau. Aš neturiu. Gerai, palauk. Ne, aš juokauju. Ne, juokau, gerai. Aš galiu taip. Okay. Hello. Jo. Aha. Tu norėjai kažką pasakyti? Ne, sakyk. Tai mes nelabai pateikaujam publikai su šito projektu. Tiesiog turėjom krūvą labai gerų dainų ir norėjom jas kažkaip, jas pasidalinti. Taip. Nepaisant to, šiais laikais kartais nekomercija sueina geriau už komerciją. Tai bent jau guodžia tai, kad jeigu nedaug parduosi ir neuždirbsi iš to, tai bent jau širdžiai gerai. Toliau klausia Marijus. Erika, jūsų albumo fotosesijoje vilkite erotiškais drabužiais. Įdomu, ar namuose pati turite tokių rūbų, ar tai tik duoklė gerbėjams? Jei turite, kaip dažnai juos vilkite? Na, namuose iš vis be drabužiais. Kam reikia. Bet, nežinau, aš negalvoju, kad taip erotiškai. Nėra daug, jis nemato daug. Kas ne, aš nematau? Nu, tai yra this little bit on that little bit. Erotiški, gražus, subtiliai erotiški. Tai va. Namie vilki Adidas treningus. Labai smagu yra po fotosesijų, tai Erika atrodo įstabiai ir tas labai padeda šeimininiam reikalam. Bet kiekvieną vakarą taip netrodo. Aš galiu paliudyti. You're ruining it. I'm sorry, taip atrodo, kiekvieną vakarą taip atrodo, taip. But without the clothes. Nežinau. Erika, you answer. So stupid. Karolio klausimas Jurgiui. Jurgi, ar seki, kuo gyvena ir ką daro buvę Inkulto grupės nariai? Kaip dažnai bendraujate ir kaip sutarėte dabar? Sutarėm šiaip gerai, labai gerai, iš tikrųjų. Vis dar sveikinamas su bučiniais, tai viskas ten yra tvarkoj. Aurelijus ten su Freaks on Floor labai sėkmingai tęsia reikalus. Šiaip iš tikrųjų viena geriausiai roko grojančių grupių Lietuvoje, jeigu ne geriausia, šiaip apskritai viena geriausių. Ar geriausių, nežinau. Bet šiaip jiem gerai sekasi. Jievaras Jasinskis toliau aranžuoja kitiem projektam irgi groja. Laurynas Lapė Filharmonijoje vis ten turi savo reikalus. O Algirdas Drėma irgi toliau produsuoja, nuomoja aparatūrą. Visi kažkaip turi ką veikti. Jonas Narbutas pas Aliną Orlovą groja. Bet visi susirado gerus muzikantus, čia žinai. Kokie muzikiniai projektai jūsų nuomonė šiomis dienomis Lietuvoje gali pelnyti žiūrovų pripažinimą ir komercinę sėkmę? Visų pirma, reiktų nevienodinti šitų dviejų dalykų. Kai aš labai norėčiau pasakyti, kad Lietuvoje dabar gyvenam labai, grubiai tariant, šiūdina kultūrinė padėtį. Nes komercija nejaučia jokios atsakomybės ugdyti publiką. Tai nori greitų pinigų ir vietoj paimti, investuoti pinigus ir po to, žinai, ten per kelis metus atgauti juos, jie nori pakloti pinigus tik tai už greitus projektus. Kur krūtinės, ten plaukai, ten kažką, pirli, kur nėra kokybės. Tai kad sulaukt pripažinimo tikrai nereiškia, kad tai būtų komerciškai sėkminga. Galiu kalbėti apie tos pačius Brass Bastards, žinau, kur tikrai gerai groja ir biškiai kažkaip įsisuka, bet komercinių tokio pasisekimo abejoju, ar kažko bus, žinai. Yra pavyzdžiui, man labai gaila buvo tokia grupė Rhythm Junkies.
ryšyro. Ir labai liūdna iš tikrųjų, kai atseit konkuruoji su tam tikrom grupėm, žinai, ir vat kartais, žinai, tiesiog sužinai, kad, jie nutraukė veiklą ir pasidaro labai liūdna iš tikrųjų. Kita vertus yra žmonės, kur savo suranda gerą modelį ir pagal jį dirba, žinai, ten, ką žinau, kad ir Silence Musico, Hebra, žinai, kažkaip jie sugebėjo savo, žinai, ten tą padaryti ir kažkaip irgi neblogai sukasi. Kas dar? Džindži sindikatas, pavyzdžiui, irgi vat, savo srity labai gerai sukasi. Bet liūdniausia yra, kad iš tikrųjų yra daug talentingų... Aš per daug jau šneku, ne? Jo, normaliai dar? Konspektuoja. Gaila, kad yra daug talentingų hebrų ir labai mažai galimybių. Erika, ar nenukenčia Scam dėl jūsų šeiminio dueto? Juk didelę dalį savo kūrybinės energijos dabar atiduodate duetui. Ne. Na, iš tikrųjų ne, nes mes visi tryse turim įvairių projektus, žinai, ypač dabar. Nes Viliaus yra labai užimti su kablis. Su kabliu. Su kabliu. O Vysu lofte. Su loftu? Do you want to speak? Okay. So, tai ir aš darau šitą projektą ir mes turim Scampais ir Naudyčiais, tai yra daug įvairių projektus, bet kartu kažkaip irgi, tai viskas svarbu. Mes darysim dar albumą, bet nežinau, tikriausiai kitais metais pradėsim rašyti kažkas, mes jau visi turėsim gal biškį daugiau laiko. O gal kokį koncertą planuojate, pavyzdžiui, Scam? Jo, mes kalbėjom šiandien apie Kalėdino koncertą. Bus lofte 26 dieną, gruodžio. Pernai irgi buvo darots Kalėdino. Tai Remigijus klausia, ar nesirengėte gastrolėms užsienyje? Kokiose šalyse norėtumėte koncertuoti? Yra toks momentas. Šiaip su šituo projektu labiausiai norisi tiesiog groti. Jeigu sulauksim kažkokį pripažinimą užsienį arba atsiras užsimegs kažkokie ryšiai, pagal kurios ar dėl kurių mes galėsim groti užsienį, tai yra labai, ką žinau, priimtinas dalykas, labai mums patiktų tas toks. Bet mes jo labai stipriai nesitikim ir, Jeigu bus, tai gerai. Jeigu bus, tai gerai, jeigu nebus, tai irgi gerai. Aš nuoširdžiai manau, kad šitos dainos gali apeliuoti į tokią truputį platesnę užsienio auditoriją. Bet tai nereiškia, kad mes taip kovosim už tokius dalykus, kaip darėm, tarkim, vaikystėje, ne vaikystėje, o prieš porą metų ir taip. Šitas projektas yra daugiau apie muzikos, jūs turėsit man padėti. Mėgavimasi muzika? Jo, paprastai, o ne jos pardavimas. Klausia Erina, praėjusiais metais, gerai pamenu, nuo lietuviško žiemos bėgote po Kolumbijos saulę. Šiemet ištversite Vilniuje šaltąjį laikotarpį. Ir Algis klausia, kada vėl į Kolumbiją? Norėtųsi kuo greičiau. Kitais metais. Nežinau, gal, nežinau, vasario gale. Gal vasario gale. Aš įstojau į magistrantūrą, Erika pradėjo mokytis, tai dabar mums bent jau 2 metus negalėsim taip iškeliauti, kaip norėtų. 3 savaitės gal išvažiuosim. Bet jau Vilniuje gyventi žiemos metu yra, nefainiausias dalykas. Turite 2 mažus vaikus. Ar leidžiate juos į valstybinį ar į privatų darželį? O gal paliekate su aukle? Kaip elgtis rekomenduotumėte kitoms jaunoms mamoms? Erika? Nežinau, kiekviena vaikas yra Individualus. Jo. Tai nežinau iš tikrųjų, bet mūsų vaikas, Pranas, bus 4 metai, gruodžio mėnesį. Jo. Jis eina į valstybinę darželį, nuo rugsėjo mėnesį, labai patinka ten.
Buvo, žinai, daug klausimų dėl kalbos, Dėl kalbos. Jo. bet kažkaip viskas tvarkoja. Labiausiai Jau dėl to ir, porą savaičių ten ir dėl jau- to ir jau vedėm į kalba. valstybinį iš tikrųjų. Nes mes norėjom, kad pas jį būtų pastiprinta lietuvių kalba. Kad nebūtų jokių Nes namuose yra angliškai arba Jo. islamiškai. kalbama su jais teisingai. O manau, kad realiai, kaip sako Erikai, svarbu yra žiūrėti kiekvieną vaiką tipo, kaip individas, nes būna vaikų, kurie yra alergiški, žinau. Tai yra vaikai, kuriem gal reikia Tokie jų geriau daugiau namuose bendrauti. suauklė, pavyzdžiui. Jo, ir esam susidūrę su tais ir tais atvejais. Ir irgi ne visi valstybiniai darželiai yra vienodi ir lygus. Dėl amžiaus aš sakyčiau, kad reikia palaukti darželį, kai bus tik tai 2,5 metų. 2,5 jo. Nes jau per anksti Jo, yra jo, jo. blogai. Aš praleidau visą savaitę darželį su savo vaiku, kad jis priprastų ir irgi supratau, kad čia viskas yra tvarkoje. Ir manau, kad realiai nesvarbu, kokio sprendimų priimtų tėvas arba motina, arba šeima, bendrom jėgom, ne? Bet kad jis būtų sąmoningas, išgalvotas, išmastytas. Toliau Kamilė klausė, ar jūsų vaikai taip pat muzikalūs? Gal muša šaukštai taktą, kai girdi jūsų dainas? Dainuoja. Labai šoki, mėgsta dainuoti. viską daro. Ir pamaivos mėgsta mikrofonus paimti ir rėkti. Šaumenai. Toliau stenas ant sofos. ten. Taip. Prašau visiems tylos. Visų tylos ar visiems tylos? Prašau visų tylos, ne? Tylos, ten jo, prašau išjungti šviesas. Tai jau aiškiai, tai Jo, net juokinga. Žiūriu pas jūs visus ir pasveiki prastas. Pasveik, jo. Toliau klausė Daiva, ar neplanuojate susilaukti trečios atžalos? Tik jūsų sūnums tikriausiai būtų smagu turėti sesutę. Būtų smagu jau, bet mes neplanuojam dabar. Nesistengiam, žodžiu. Labai juokinga buvo, sklindo gandas, kad Erika Jūs laukėsi. girdėjo kažką? Tai? Ne. Kad Erika laukėsi, mano močiutė man klausė, sakyk, pripažink, sakyk tiesą. Ką? Aha. Sakyk, ką? Ne, Sakau, ką? sorry. Tu nenori man nieko pasakyti, Jurgi? Ne? Tikrai nenori man? Ne, tikrai ne. Kad Erika laukėsi. Man taip sakė. Iš kur tu sužinau? Čia su Živilė. Gali būt. Aš galvoju, kad taip. Bet supranti, ir sako, Kažkokie giminaičiai iš Jonovo ar kažkur. kažką, žinai, Skambino. ten. Bet jūs tai su Živilė saukas mūsų, pavyzdžiui, kokia eglė su Živilė, tai jūs nepanašiai. No. Žinai, kaip būna. Čia kaip kai mes turėjome emigruoti iš Lietuvos, žinai, kažką biškai prasitarė ir sniego kamuolys ten pasrieda. Ar jūsų namuose dar liko tie sidabriniai Jurgio šaltukai? Gal jie saugomi kokioje ypatingoje vietoje? Mes tuos paraloninius instrumentus turim studijoje. Ir vat kiekvieną kartą, kai ateina daug vaikų į namus, ten, į svečius ar kažką, tai vaikai žaidžiasi jais ten. O šartukai yra vienoje tašiai su visa eurovizinė atributika pas mane. Aš kažkur viską pasidėjau ten ir promo kompaktus ir viską pasidėjau į spintą ten kažkur tipo prisiminimui, kad po 10-15 metų eBay'ui parduoti. Nejuokauju. Erika, ar dėl studijų tavo lietuvių kalbos žinios pagerėjo? Ar dėstytojai ir bendrakursiai skatina tave kalbėti lietuviškai? Jo, visi su manim kalba lietuviškai. Sakyk, taip. Tai va. Ar jauti žymų progresą, tarkim, prieš metus prieš studijų? Nu dabar praėjo 8 savaitės. Nežinau. Bet man atrodo, kad pagerėjau biškai. Ką tu galvoji? Aš tai jaučiu ženklų pagerėjimą. Tikrai? Taip. Tai va. Ir net džiaugiuosi, kad pagaliau pradėjai Kalbėti? drąsiau kalbėti. Su klaidom, bet gerai, aš irgi labai daug kalbėjau su klaidom ir, bedarydamas klaidų išmokti. Klaidas išmoksti, taip. Vilma taip pat teiraujasi Erikos. Erika, kodėl nutarėte išleisti knygą? Ar nemanote, kad visos to žvaigždžių knygos yra mados reikalas? Jeigu būtų biografija, tai taip. Bet kol kas aš nenoriu rašyti
Biografija. Tai ne, čia dėl... Ne, nemanau. You say you saw that there was a need for it. Jo, bet, aš vis taip. Aš ieškoju tos dvikalbą. Tokios knygos. Tokios knygos. Dviejų kalbų. Ir neradau iš vis. Mhm. Tai aš galvoju, aš rašysiu ir viską. Taip, Austėja klausia, kaip sprendžiate šeimyninius konfliktus? Dažniau lėkštėmis į sieną ar dainomis? Nesprendžiam. Šiaip pas mus abu, mes neturim gerų atminčių. Tai mes greitai pamirštam viską. Jo, čia visiška tiesa. Nes aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, lietuvių charakteris jis yra toks, kur labai ilgai jo laiko nuoskaudas. 10 metų, tu ten netidarai man duris, tada ar kažką, žinai, prisimenu ten keiščiausių nesąmonių. Pietų amerikiečiai, jie mėgsta greitai pasakyti. Tu taip tą padarėjai, šitą tą, atrodai kaip storą kiaulę šiandien, žinai, purtosi, papiešia biškį ir po to praeina, žinai, greitai. Viskas greitai išsisprendžiama, nes labai greitai tu pasakai, ar kažkas patiko ar nepatiko. Tai pas mus būna tokių greitai praeinančių tokių peštinių. Ir po to nebeprisimenu. Nebūna tokių, žinai, kuri ilgai užsilaiko. Ačiū Dievui. Iš šono pažiūrėjus, jūs esate labai darni šeima. Gal galite pasidalinti gerų santykių receptu? Ar iš tikrųjų vyras turi nusileisti moteriai visose situacijose, o gal yra atvirkščiai? Ne. O meilė, aš manau, kad kol ar nori tu pradėti? Abu tu reikia nusileisti. Jo. Turi būti, aš manau, kad tos santuokos, kurios iš pradžių žlunga, yra dėl to, kad nėra lygybės, manyčiau. Nes, pavyzdžiui, ir esu matęs labai daug žlungančių santykių dėl to, kad, pavyzdžiui, moteris turi daugiau ambicijų negu vyras, arba atvirkščiai, žinai. Ir tada atsiranda toks momentas, kur vyras jaučiasi viršesnis negu savo žmona, ar tipo, tu dabar tvarkyk buitį, namus ir tą. Žinai, aš manau, kad jeigu abu yra lygus ir abu turi tampytis ir pasistengti nuolat dėl kito žmogaus ten... Kaip? Pasitempti, taip. Tai tada jie bus, bent jau dinamiški. Nes realiai meilė, aš manau, bent jau santykiai ir meilė nėra, tokia būsena, kur pasiekia ir viskas, turim ją dabar. O jie reikia formuoti kiekvieną dieną. Tai reikia įsimylėti kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną irgi pasiginčyti, pasipešti, žinai, ten ir vėl pakūrent iš naujo tą, kaip vadinasi tą. Tarkim, šeimos. Arba aistros ugnis. Čia svarbiausias dalykas. Žinai, kaip sako verslininkai, čia yra labai geras pavyzdys. Ar tu turi ar neturi milijonų, koks skirtumas, jeigu tu turi, neturi, ar tu sugebėtum dar vieną uždirbti, padaryti iš naujo. Tai čia, aš manau, yra esminis dalykas. Surasti žmogų, su kuriuo tu palaikai gerą santykių dinamiką. Kaip psichologą pasakiau, ne? Yeah.